Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Norėčiau pakalbėti apie tokį pavyzdį, muzikos pavyzdį, nes man jisai yra artimiausias. Menas yra, bent jau turėtų būti, gražus, perteikiantis tiesą ir turi būti geras. Tai turėti kažkokią prasmę, ne? Kažkokį gėrį nešti į pasaulį. Ir reiškiasi, tai būtų iš Dievo įkvėpta, ne? Kažkokiu būdu. Ir reiškia, menas irgi yra susijęs su erosu ir Dievo patyrimu. Dar daugiau. Paimsim tai, apie ką kalba Benediktas XVI. Tai yra kalbėjo amžinatilsį. Jisai sakė, kad muzifikuojant logos mes patiriame vieną iš įsikūnijimų rūšių. Čia labai toks sunkus sakinys, bet bandysim jį dabar po gabaliukus išnarplioti. Pirma, logos, taip, tai yra graikiškas žodis, kuris reiškia žodį, mokslą, logiką, priežastį ir labai daug reikšmių. Ir labai gerai, kad graikų kalboje yra toks žodis, nes jis yra parinktas tam, kad aprašytų Kristų. Ir Jono Evangelijoje pradžioje yra sakoma, kad pradžioje buvo žodis, žodis buvo pats Dievas, žodis buvo Dievas, kad viskas atsirado per jį ir nieks be jo neatsirado. Čia kalbama apie Kristų, apie antrą asmenį, nes po to girdime, kad žodis tapo kūnu. Ir iš čia ištraukime tai, kad logos, tas žodis, Kristus, yra viso pasaulio logika, yra visas mokslas, yra visko priežastis, tai yra pagrindas visko. Jo buvo viskas sukurta, jo viskas gyvuoja ir jis yra tarsi visa logika, kuri yra už mūsų pasaulio. Ir tada žodis tapo kūnu, visa tai įsikūnė ir tapo žmogumi. Toks garsus psichologas ir knygų rašytojas Jordanas Petersonas, kuris eina atsivertimo kelią, dabar vangiai, bet gal jau pripažino, kad yra krikščionis. Tikrai mačiau, kad šitą visą suvokęs iki galo tiesiog apsiverkė. Nes jis supranta, kokį svorį turi ta viso pasaulio logika, visko priežastis ir pats Dievas, kuris įsikūnijo Jėzaus Kristaus asmenį ir jį taip tai sujudino viduj, sugraudino, jis tiesiog paleido ašarą ir tai yra erosas. Kai yra žmogiško susitikimo su dievišku. Ir šitą pamiršau paminėti pavyzdį, bet labai geras, kalbant apie logos. Vieną kartą eidamas pro graikiškas skulptūras, Jonas Paulius II norėjo suprasti, kodėl jie taip buvo apsėsti, nežinau, kūno vaizdavimu. Ir graikiškos skulptūros, jos dažnai nuogos ir ten bando atvaizduoti idealų kūną. Ir Jonas Paulius II rašo, kad jis antiek stengiasi, kad jam net buvo tai kaip kančia suprasti, kas tai yra. Žodžiu, tai jam buvo tikras iššūkis.
Ir jis prieina tokios nuostabios išvados, kad graikų tas tobulo kūno ieškojimas tai iš tikrųjų yra įsikūnijusio Dievo ieškojimas. Nes kas gali būti tobulas kūnas? Jeigu pati tobulybė, tas tobulumas Jėzus Kristus analogos įsikūnis. Ir graikų, kurie patys tą žodį sugalvojo, jų erosas, jų vedė tuose paieškose prie Kristaus. Net iki tikriausiai Kristaus gimimo. Bet žmonės troško ir trokšta iki šiol to, kas yra tobula. Ir dėl to mūsų visose tose malonumuose mes ieškome to, kas yra tobula, ir ieškome tokio malonumo, kuris yra nesibaigiantis, nes tai yra Dievas, tai yra dangus. Mes to giliausiai trokštame ir to labiausiai norime ir to ieškome tose malonumuose. Tai va, išsiaiškinom su to, kas yra logosas. Toliau, jeigu mes, pavyzdžiui, kažką kūrėme, ne, jeigu tai yra adekvatus menas, Benediktas XVI teigia, kad tai yra logos ištraukimas iš kūrinijos. Reiškia, jeigu visur yra Dievas, kad jis yra visur esantis, ne? Ir kad visa logika yra jisai, viso pasaulio logika, tai jeigu aš, pavyzdžiui, paimu tą gitarą, kuri yra iš tikrųjų medienos gabalas apdirbtas ir kažkiek stygų metalinių, ir jeigu aš savo kūrybiškumo, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, pritaikau tam, Benediktas XVI teigia, kad aš ištraukiu iš kūrinijos logos. Ir tokiu būdu ir galime pasakyti, kad tas logos ištraukimas, arba kaip jis vadina, muzifikavimas, ne? Tai reiškia ištraukimas ir pavertimas muzika. Tai yra įsikūnijimų rūšis. Tai yra Dievo radimas mene, didžiausio kūrėjo sutikimas kuriant. Aš tas esu kūrėjas iš mažosios raidės, kažką sukūriau ir tada kurdamas, aš galiu sutikti tą kūrėją iš didžiosios raidės, kuris sukūrė mane ir tą galimybę kurti tai, ką aš turiu. Per kursą rodžiau tokį video, dėja čia negaliu, bet jums visiems patariu pažiūrėti, kaip Luciano Pavarotti atlieka Nessun Dorma iš operos Turandot. Ir kai ateina tas klimaksas ir jisai duoda garo savo balsą jau kaip reikalas. Po to jo veidas yra tiesiog švytintis. Jis yra, nežinau, jisai tiesiog šokas kažkoks. Jis tiek nustebintas, tiek pagautas to eroso. Jeigu net be konteksto žiūrėtume, galima būtų supainioti su kažkokiu lytiniu malonumu, kad jis patirtų, ne? Ir toks veidas yra, būtent ekstatiškas. Ir ten jam daug labai ploja. Ir galima pagalvoti, kad jis dėl plovimo pagavo tokią puikybės bangą, ne? Bet ne, jisai tą meną patyrė ant pyko. Ir jisai patyrė Dievą. Ir jo veidas labai, labai, labai gerai parodo, ką reiškia, tai yra kaip atrodo sutikimas Dievo ir jo patyrimas. Aš aiškus mėgstu labai Pavaroti, bet man buvo lengviau tai suprasti su tokia grupė Led Zeppelin. Labai jūs mėgstu, ypač anksčiau daug klausydavaus, kai pradėjau labiau į lyriką kreipti dėmesio, tai jau daug dainų reikėjo išbraukti iš mano playlisto.
Bet iš tikrųjų nesu šokių fanas, bent jau nebuvau, dabar vis labiau esu linkęs į šokius, bet anksčiau tai nelabai. Tačiau kai juos klausydavaus ir būdavo ypač jeigu vienas namie, tai su manim kažkas darydavosi neaiškaus. Tiesiog aš suprasdavau, kad aplinkui nieko nėra, kad aš galiu daryti, ką noriu. Šitą muziką man patikdavo ir aš tiesiog leisdavau visam tam, kas yra viduj, išdykauti, galima taip pasakyti. Ir tiesiog tai, kas buvo taip užspausta biškė many, ne, taip nejauku man drovų šokti, ypač prie kitų žmonių. Bet čia, kur jaučiuosi saugiai, toks intimumo aspektas, ne, galėjau tiesiog išsilieti ir kaip niekada tiesiog. Ir aš dabar suprantu, kad tai buvo tas erosas. Ir nenuostabu, kad būtent jų muzikoje, nes jų vokalistas, nuostabus Robertas Plantas, jisai yra iš bliuzo tokios tradicijos, biški džiazo tradicijos ir labai aiškus roko tradicijos ir jie visą tai sumaišė ir ten labai svarbus jausmas ir tą jausmą perteikti. Ir daug temų yra susijusios su seksualumo, ne, su romantiniais santykiais, ypač lytinių jų aspektų, kai kur ir gyvenimo prasmės paieškos, ne? Ir per visą tai galime surasti Dievą, ne? Tai jo balsas yra, net ne tik balsas, bet maniera, su kuria jisai atlieka, yra labai unikali, nes jis labai mėgsta dejuoti. Ir Lietuvis iš prigimties. Bet jo tas dejavimas panašus net į, sakykime, vėlgi lytinio malonumo dejavimą, ne? Ir daug žmonių į tai atkreipė dėmesį, kad, man rodos, net buvo tokių juokų, kad biški gėda klausytis Led Zeppelin per kolonėlės, nes jeigu mama įeis, tai pagalvos, kad čia kažkas nešvankaus darosi. Bet tas dejavimas iš tikrųjų, kuo labiau aš jo klausiau, tuo labiau suprasdavau, kad tai yra Dievo ilgesio dejavimas. Ypač man tai padėjo suprasti tokia daina In My Time of Dying, mano mirties metu, galite pasiklausyti jos. Ten jisai dejoja ir labai daug, tačiau tema yra visiškai nesusijusi su santykiais tarp lyčių, ne, su romantiniais santykiais. Ten kalbama apie tai, kad žmogus miršta ir jis išreiškia, kaip jisai nori į dangų patekti. Jis ten kalba Jėzau, kad sutiktų mane, Petrai, praleisk, kad angelai ten jau gėda ar groja ir panašiai. Ir jis visą tą troškimo Dievo taip išreiškia. Šita daina tikriausiai mane visada labiausiai veždavo. Ir ne vien jisai, bet visas kolektyvas, būgnininkas, gitaristas, bosistas, jie visi padėjo jam tai perteikti ir tikrai tai yra labai intensyvu ir labai sužadina viduj tą irgi mano asmeninį, pavyzdžiui, erosą, ne? Ir jo tas dejavimas nėra blogai. Tai jo išsireiškimas to eroso, to norėjimo kažko didesnio, kažko antgamtinio, tai yra stipri emocija ir jis ją išreiškia. Ir jisai ištraukia logos iš kūrinijos, pavyzdžiui, iš savo balso stygų, ne? Arba jo draugai iš grupės, iš savo instrumentų. Ir kai aš klausaus jų, aš tą ištrauktą logos, aš jį jaučiu. Ir kai aš yra tas susitikimas su Dievu, su logos, yra mano paties vidinio eroso sužadinimas. Ir dėl to man taip tos dainos patinka, dėl to mane taip tai veža,
dėl to aš taip galiu išlaisvinti visus savo susikaustimus ir pradėti šokti. Ir tie šokiai, pažiūrėkit, kokie šokiai yra funko, roko stilių. Tai yra klubų judinimas pagrinde, ne? O ką tai primena? Nu tai lytinį aktą. Bet žmogus, kai šoka juos, dažniausiai negalvoja apie tai. Bet tai yra tokia natūrali reakcija. Aistros tokios. Noro kažko didesnio. Ir jeigu sujungsim tai su Pavaročio veidu, kuris irgi ten ne apie moterį dainavo, su ta Led Zeppelin daina, kur yra tiesiog Dievo troškimas ir susitikimas su mirtimi, mūsų didžiausių priešų, mūsų didžiausia baimė, kuri mus labiausiai gal skatina iš visų kitų priežasčių būtent ieškoti Dievo ir tos amžinybės. Ir sujungsim su tais šokiais, mes suprantame, kad jo, tai kažkaip mažomis dalelėmis primena lytinį aktą, lytinį malonumą ir dar kažką, bet tai nėra tiesiogiai su to susiję. Ir matome, kad erosas jisai per visą šitą veikia, bet jo galutinis tikslas yra nei vienas iš tų dalykų. Nei šokiai, nei muzika, nei lytinis aktas, nei poezija, nei kas, bet Dievas. Tačiau dėl to, kad tai yra ta pati jėga, jinai ir pasireiškia panašiai žmonėse. Tos dainos, kurios mus labiausiai paliečia, tai yra giliausiai. Ne tiesiog tuns, o gerai varo, bet kur tikrai yra gilus ryšys su ta daina, ne? Yra apie meilę, mirtį, prasmės paieškas ir čia visi tie dalykai, per kuriuos galime rasti Dievą. Bet tas jausmas jisai baigėsi. Mano tas noras šokti bele kaip, ne, nuo funko arba roko. Tai viskas baigėsi ir tai nėra priežastis sustoti, ne, ant paviršiaus, bet eiti į gylį. Nesustoti ties kūrinijos, bet rasti patį kūrėją. Ar tai Led Zeppelin muzikoje, ar tai lytinėme akte, ar tai maiste, ar kitame mene, bet kur. Sporte irgi. Nes visa tai tam ir buvo sukurta jo, kad per tai būtų jisai rastas. Tačiau čia yra tikriausiai sunkiausias perėjimas. Nuo to jausmo iki gilesnio dalyko paieškų. Nes paprasčiau yra tiesiog, jeigu tai muzika, paspausti replay, jeigu tai maistas, tai eit pakartot, jeigu tai lytinis aktas, tai irgi arba pakartot, arba ieškot kažkokiu jau iškreiptų būdų išgauti tą malonumą, arba daugiau to turėti, arba su skirtingais partneriais ir panašiai, arba jau į kažkokias priklausomybės nerti. Tai žodžiu prasideda tai, ką aš vadinu paieškomis to, kas labiau veža. Nes tie dalykai, kurie mus taip patenkina, jie su laiku pradeda mažiau tą daryti, ne? Pavyzdžiui, visi žinom, kad dainos atsibosta. Pradžioje esi toks, wow, aš radau geriausią dainą pasaulyje. Visada jos klausysiuos ir niekada neatsibos. Praeina savaitę ir daugiau ir atsibosta. Su lytiniu aktu taip pat. Jisai yra geras ir viskas tvarkoja, bet jeigu žmogus jį garbina kaip stabą, natūraliai išeina, kad jisai nebepatenkina žmogaus, nes jis vis daugiau už jo nori. Čia yra pavojus, nes mes pradedame reikalauti iš kitų žmonių ar iš kūrinijos tiek, kiek gali duoti tik tai Dievas. Ir kai mes suprantame, kad negali duoti, mes pradedame arba to nekęsti ir jau tada sutuoktiniai gali viens kito nekęsti, jeigu negauna to, ko nori, nes pradėjo žiūrėti viens į kitą kaip galutinį tikslą. Arba žmonės pradėjo ieškoti to, kas labiau veža. Ir čia pasakysiu pavyzdį iš Stevie Nicks gyvenimo. Čia yra atlikėja iš grupės Fleetwood Mac
Jie kažkada įrašė vieną iš labiausiai parduodamų albumų visos istorijos, žodžiu, buvo pikę. Ir jie tikrai tame kūrybiškume prisilietė prie Dievo, bet jiems buvo mažai ir jie dėja tapo priklausomais nuo kokaino, visa grupė, o tai yra 5 žmonės, visai nemažai žodžių. Ir jiems tai aiškus padėdavo kurti ir jie galėjo dar labiau kurti ir žodžiu. Tai buvo tas dalykas, kuris juos labiau veža, bet jiems jau nebuvo gana. Ir jie tada jau dozes ten viršydavo ir panašiai. Nors su kokainu, bet jokia dozė nėra priimtina, ne? Nes tai yra narkotikas. Ir jie suprasdavo, kad jie neranda to, ko nori. Vis nepagauna, vis kažkur kitur yra tas dalykas, kurio jie ieško ir nenuostabu. Ir jei antiek buvo stipri ta priklausomybė, tiek daug jinai vartojo savo tų narkotikų, kokaino, jinai visada bate turėjo maišelį su papildoma doze, kad jeigu baigtųsi ten kažkur ar būtų ten, kur nepasiekiama, o kartais reikia iš karto, tai tiesiog bate turėjo visada. Ir jos kietasis gomurys, man rodos taip vadinasi. Žodžiu, tas dalykas, kuris atskiria nosį nuo burnos, jisai pradėjo tirpti ir vos ištirpo apskritai. Ten mažai liko, kad nebūtų jokio tarpininko tarp nosies ir burnos. Tokiais atvejais, mano anatomijos dėstytojas kažkada sakė, kad galima padėti maistą į nosį ir jisai nukris į burną, kas yra žiauru. Ir antiek žmonės yra pasinešę ant to, antiek jos tas erosas varo iš proto. Bet ne dėl to, kad erosas yra blogas, bet dėl to, kad žmonės ieško ne ten. Dėl to jie, visos tas žvaigždės, roko ir panašiai menininkai, nebuvo iki galo laimingi, nors buvo visai netoli tiesos. Bet tiesiog jie pabaigė tas paieškas ne ten. Atsiduriant priklausomybėse, sudaužytose šeimuose, jau gali tiesiog pažiūrėti biografijos roko žvaigždžių, beveik nei viena neturi tik vieną žmoną. Tos šeimos visada yra sudaužytos beveik. Ar net bandymuose nusižudyti jie baigė savo kelionę, ne? Kartais sėkmingose bandymuose, ne? Nes jie papuolė į tokią aklavietę. Jiems tiesiog reikėjo savo mene ir savo troškime pamatyti daugiau ir suprasti, kad pilnai kūrinyje jie negali pasitenkinti ir apskritai šitame pasaulyje nieks negali būti pilnai patenkintas. Bet kai esi krikščionis, esi išlaisvintas iš tos prievartos vidinės, kuri sako, kad reikia čia būti pilnai patenkintam. Ne, krikščionis atsakys, kad žemėje negaliu būti pilnai patenkintas, nes nesu danguje. Ir dėl to nepergyvenu. Nes tas troškimas mane veda prie Dievo ir jaučiu, kur man reikia eiti, kaip eiti, nepamirštu apie Dievą ir mano tikslas man vis dar yra norimas. Aš vis dar turiu tą žavesį dangumi ir aistrą dangui. Aš vis dar noriu į dangų. Ir galime čia tada pažiūrėti į šventųjų paveikslus. Ypač tos, kur jie žiūri į Dievą. Aš vadinu tai bepročio žvilgsniu. Tiesiog šventasis, jam ant veido parašyta, sakyk, ko nori, viską tau padarysiu. Jie rado tą Dievą, į kurį įsimylėjo kaip jauną paną kažkokią. Antiek nori, antiek trokšta. Jie suprato, kad tai yra tas, kuris gali pasotinti juos. Ir viskas, jie jau nori viską jam atiduoti. Jų erosas yra pagaliau, taip sakykime, namie iš dalies. Pilnai namie būsim, kai pateksim į savo tikrąją tėviškę dangų, bet iki tol jie tiesiog yra patenkinti to, kad jų erosas, kurio jie nekaltina,
jis atvedė juos ten, kur jie ir turi būti pas Dievą ir kur jisai yra pasotintas, patenkintas. Tai va, šiam kartui tiek, geri dalykai turi pasibaigti. Kol kas. Kol kas jo, bet tęsinys yra, nebijokit. Kitą kartą jau kalbėsime apie įveikimą pagundų, geidulingumo skirtingose atvejuose, pavyzdžiui, masturbacija, pornografija ar neskaistus žvilgsnis. Raginame dalintis šito podcastu, kad ir kiti žmonės suprastų, kaip to erosu iš tikrųjų reikia naudotis, kad tai yra kelrodė žvaigždė, o ne kažkoks kankinystės kryžiukas mūsų. Ir namų darbams šį kartą tiesiog pagalvoti ir gal pastebėti savo gyvenime, kur man atsiranda tas noras paspausti replay. Nebūtinai čia su muzika susijęs, bet tiesiog kur aš esu užsiciklinęs, kur aš esu pagautas tų malonumų ir negaliu išsiplėšti. Ir rasti tame Dievą. Ir gal paklausyti Planto. Būtinai paklausykit dainos In My Time of Dying, Led Zeppelin. Tai yra iš albumo Physical Graffiti, su žodžiais aiškus. Ten vien muzika yra labai gerai, bet žodžiai tik pabrėžia. Ir Pavaročio koncerto versija, kur jisai atlieka Nessun Dorma iš operos Turandot. Taip, labai liečia. Ir pasimatysime su jumis viso eroso išsipildyme ir tiksle Eucharistijoje. Čiau, čiau.